Labas visiems, kurie mėgsta gerą skanų maistą, bet visai nenori ilgai užtrukti. Aš esu Vaida Puderytė-Bernatavičė ir šiandien noriu Jums parodyti, kaip labai nesudėtingai namų sąlygom vos per keliasdešimt minučių pasigaminti pačius skaniausius barbecue vištienos sparnelius. Šiam patiekalui pagaminti ingredientų reikia visai nedaug ir bene svarbiausias dalykas yra naminis barbecue. Aišku, galite naudoti pirktinį, jau pagamintą, taip dar labiau viską pagreitinsit, bet žinot, čia tas kaip yra vadinamasis IKEA efektas, kur kai surinki pats baldą, tai jisai svarbesnis taip pat ir su to maistu, kurį visą pagamini pats. Kažkaip skaniau tikrai po to būna. Tai mums reikės tam padažui barbecue pomidorų padažo, sojų padažo, obuolių acto, medaus, česnako granulių, aitriosios paprikos ir rūkytos maltos paprikos. Viską reikės sumaišyti, pavirti, kad geriau susijungtų, leisti atvėsti, atsidėti šiek tiek į šonelį, kad dar liktų po to prie jau sparnelių, o likusią dalį panaudoti glazūravimui, kai jau kepsime sparnelius. Be abejo, reikės ir pačių sparnelių. Aš čia turiu apie 700-800 gramų jų. Taipogi reikės, čia jau pagardas toks, kokį norite, su daržovėm. Aš parinkau tokį labai tradicišką, salierai, morkytės. Papuošim petražolėm ir pamatysit, viskas labai paprasta. Aišku, šiek tiek druskos, pipiro, alyvuogių aliejaus. O aliejaus gaminant reikės labai mažai. Kodėl? Todėl, kad naudosiu prietaisą, kuris tiesiog užkariavęs mano virtuvę. Tai yra karšto oro gruzdintuvė Xiaomi. Kodėl esu taip pamėgusi karšto oro gruzdintuvę? Atsakymas labai paprastas. Pirmą priežastį jau įvardinau, gaminant reikia visai minimaliai riebalų, tad patiekalai daug sveikesni. Skaičiuojama, kad net iki 88% mažiau aliejaus reikia gaminant su karšto oro gruzdintuve. Jis labai greitai keista, labai greitai visas įvyksta procesas, tai reiškia taupome elektrą. Talpa, būtent šitos, kurią aš turiu, kadangi turiu šeimą, gaminu ne tik savo, tai man reikia šiek tiek didesnės vietos maistui, tai ši karšto oro gruzdintuvė talpina net 10 litrų, turiu 2 skyrius ir tikrai labai patogu gaminti ir patiekalą iš sudėtinių dalykų, tarkim, mėsa, bulvės, o jeigu nori dar garnyrą irgi trečią įdėti, tai va yra nuostabios grūtelės, įdedi ir, žodžiu, 3 patiekalai vienu metu, ko puikiausiai savo kepa. Naudoju ją ir picai kepti, ir karštiems sumuštiniam, ir sparneliam, ir žuviai, ir daugybei kitų patiekalų. Dar yra taipogi ir funkcija pasišildymo. Tai labai rekomenduoju šitą prietaisą, jūs tai pamatysit, kaip patys sultingiausi ir skaniausi vištienos sparneliai gims joje. Pradėkim nuo padažo. Šiek tiek įsikaitiname puodą ir dedame apie 150 ml pomidorų padažą. Tuomet dedame sojų padažą, šaukštas jo, 2 šaukštai obuolių acto, 2 šaukštai medaus, šaukštelis česnako granulių, šaukštelis rūkytos paprikos ir pusė šaukštelio aitriosios paprikos. Jeigu mėgstate aštriau, galite daugiau. Apskritai su prieskoniais, žinot, taisyklė paprasta. Ragauti ir dar kartą ragauti ir tokiu būdu išgausite skonį, kuris tinkamiausias jums. Na ir kaip sakiau, svarbiausia ragauti. Tobula. Aš senai tokį skanų barbecue padažą valgiau. Truputėlį palikime atvėsti ir iš karto atsidėkime į šoną indelį padažą, kad dar būtų galima tos sparnelius po to dar kartą pamirkyti, kad dar daugiau tos skonio būtų. Dažnas daro klaidą su sparneliais ir galvoja, kad sumarinuojant į tą barbecue padažą ir palaikant kuo ilgiau, kepant su juo, bus daugiau skonio. Ne. Su šitais sparneliais esminė taktika yra tokia, kad kepti juos reikia tik tais su druska, pipiru ir šiek tiek alyvuogių aliejaus pamarinuotus, nes taip ta odelė apsaugo riebalą ir sultingumą viduje ir po to jau per vidurį proceso reikia pradėti patepinėti glazūrą. Tada gausite tą efektą, kad vidus yra labai sultingas, išorė traški ir su daug barbecue skonio. Tai va tą mes ir padarom. Šiek tiek druskos, šiek tiek pipiro, alyvuogių aliejaus ir keliausime, šausime į karšto oro gruzdintuvę. O šiaip barbecue vištienos sparneliai tai yra patiekalas, kuris atsirado, tikriausiai atspėsi daug kas, New York'e. Viename restorane, kuriame jo virėja maždaug 20 amžiaus viduryje, gal šiek tiek vėliau gavo netyčia per klaidą per daug sparnelių, kurie tuo metu laikyta visiška atlieka ir nelabai tokiu tinkamu naudoti produktu.
tiesiog labai kūrybiškai tai pasižiūrėjo ir sumanė štai tokį patiekalą. Taip, sparneliai išpopuliarėjo ne tik New York'e, ne tik Amerikoje, bet visame pasaulyje, o prie jų populiarumo labai prisidėjo NFL lyga, Super Bowl, visos šitos rungtynės, kurios užvaldžiusios yra amerikiečius. Ir neskaičiau, kad dabar per vieną Super Bowl Sunday visoje Amerikoje yra suvalgoma 1,4 milijardo sparnelių. Ne tik vietoje, namuose, tai yra irgi visur, kur žiūrima, sportas, valgomi šitie sparneliai. Tikrai fenomenalus ir ikoniškas patiekalas, kurį namuose su Xiaomi galite pasigaminti per, pusvalandį ir mėgautis be abejo ne tik žiūrėdami sportą. Traukiame stalčių. Manau, kad pakaks vieno, beje, kas man labai patinka, tai kad stalčius, groteles ir šitas ir papildomas groteles galima plauti indaplovėje. Tai tikrai daug kas naudoja foliją, ko labai nerekomenduoju dėl sveikatos sumetimų, kepimo popierių ir specialius dėkliukus, bet aš nematau, kam tą daryti, nes tiesiog gali kepti viską vietoje, po to išplauti rankomis ir dėti indaplovę. Paprasta naudotis ir nesunku prižiūrėti. Kadangi sparnelių šiek tiek daugiau, tai padariau 2 aukštais, galite ir kepti per abu skyrus, bet tikrai vieno taip pakanka. Viskas, keliaujame į karšto oro gruzdintuvę, įdėsime vištieną. 20-25 minutės ir bus viskas paruošta. Tai kaip sakiau, nuo maždaug vidurio proceso išsitraukite, vis paglazuruokite, patepkite ir taip gausite tą nuostabų ir nepakartojamą amerikietiškų sparnelių skonį. Pasirinkau vištienos kepimo funkciją, kaip matėte, jų yra visokiausių, nuo picos iki žuvies, vištienos ir kitų kepinių, bet galime viską ir nustatyti ranka. Kas dar yra labai geras dalykas, tai kad nors vienas patieklas, tarkim, mėsa kepa vieną laiką, kitame stalčiuje galbūt daržovės kitą laiką, yra funkcija sinchronizavimo, kai tu gali nustatyti, kad patiekalai iškeptų vienu metu. Labai patogu. Sveika, patogu ir skanu. O dabar, kol kepa vištieną, keliaukim susipjaustyti daržovių ir būsim pasiruošę. Tik nepamirškit, kai laikas įpusės, maždaug praėjus 10-15 minučių, vis paglazuruot. Viskas taip nesudėtingai, geros 20 minučių, kas dar labai gerai su karšto oro gruzdintuve. Būtent Xiaomi tai turi funkciją priminimo, kada reikia gaminamą patiekalą apversti. Tai tikrai nepamiršit, nes jinai pradeda skleisti tokį garsą, kurio neįmanoma ignoruoti. Oi, kaip skaniai atrodo, kaip skaniai kvepia. Ir gavos, matau, tas, ko visada labai norisi su sparneliais. Sultinga trašku lipnu. Voila, štai taip, nesudėtingai ir paprastai, Xiaomi dėka, nerealiai skanus, kartus, kvapnus, lipnus, traškus, barbecue sparneliai. Tikrai neperdedu. Su orkaite niekada neišgaudau tokio efekto, nes taip per sausa būdavo, taip per daug sudegindavau, ant grilio irgi dažnai taip ištinka tokia situacija. Tai su karšto oro gruzdintuve tikrai pavyksta būtent išgauti tą ir sultingumą, ir traškumą, ir lipnumą, ir aš labai noriu paragauti. Ir eilinį kartą tarti ačiū Xiaomi, kad laikas virtuvėje toks skanus ir nesudėtingas. Pasaka. Ačiū.